Cheers. Opa! Hello. Mūsų ketvirta diena Albanijai. Vis dar nematėm saulės. Dėja, vakar varėm į Vlorę. Labai fainą miestelį, labai gražų, bet realiai jo tokio kaip ir nematėm, nes visą dieną belekai lyjo ir buvo belekokio audra. Bet pamatėm bent jau pakrantę, nes žiauriai graži buvo pakrantė, nes mūsų apartai buvo prie pat pakrantės. Bet ką nuveikėm Vloriai, tai suvalgėm kebabą ir visą laiką prabom namie. Pražaidėm žaidimus. O šiandien varom į dar kelis taškus į į miestelį dar vieną varom, tada varysim į nacionalinį, Blue Eye nacionalinį parką, į termo baseinus ir vakare laukia mūsų nuostabus tradiciniai albaniški apartamentai. Čia įsiterpsiu, tai su Kristina nusprendėm padaryti Bernam staigmeną ir užsakyti visiškai tradicinius albaniškus apartamentus. Ten truputį toks extreme vibas atrodė iš nuotraukų, tai žodžiu, vakare pamatysit, kaip ten viskas atrodė. Bet tai biškį apsiniaukė. Bet bent jau nelieja, nes vakar taip žiauriai sulijom, kad mūsų rūbai net visi buvo šlapi ir niekaip neišdžiavinomės jų. Jo, visi džiavinomės rūbus su plaukų džiavintuvu. Oh my god. Varėm į Geocaster. Vos man nenulaužė galvos su skėčių tonos. Ir vėl lyja, bet žodžiu. Whatever. Mes įpratę prie Lietuvos. Jo, mesgi iš Lietuvos. Tai žodžiu, varom dabar pasvaikščiot po šitą miestelį. Labai faina šiaip atrodo. Aš įsivaizduoju į vasarą. Lama, čia reik vasarą atvaryti. Iš tikrųjų, vasarą tai čia žiauriai gražu. Dabar varom paimti kavos kažkur susėst. Tada gal biškį dar paeksplorinsim ir varysim toliau. Bet nelabai čia daug galim vaikščioti, nes nėra labai faina. Plius mano striukė neatspari lietui. Bet tu netelgi dabar. Aš apšėmės striukė. Tomas iš vis striukės, nes galvom, čia bus šilta. Albanijoje labai daug kur rūkoma viduj, tai Tomas mane čia pagavo, kaip aš kentėjau nuo cigarečių smarvės viduj, nes labai smirdėjo. Čia jie yra matę dar šuniukų su aprangom. Šiaip šuniukų labai nelabai leidžia vidui. Tai labai juokinga, kaip jie reaguoja. Čia toks mini intarpas, tai Albanijoje labai daug yra laisvai šunų, kurių nieks neprižiūri ir į vidų šunų nelabai leidžia kažkur į kavinukės įsivest. Tai kai Kristina įsivesdavo savo šuniuką su striukyta, daug kur juokdavosi arba keistai reaguodavo žmonės. Tai buvo labai keista. Alio. Čia tu. Beveik baigė lyti. Dabar einame prie... Į tunelį. Tunelio. Štai pasiekime tunelį. Tiek daug fainų čia parduotuvėlių, jau čia visos vasarą dirba. Restoraniukų. Šiaip man primena kalnuose, kur būna tie tipo, kur slidinėja miestelius. Ai, nu. Tai gražus man šitas miestelis. Gražesnis negu Berat. Rimtai? Bet mes po Berat nelabai vaikščiom po patį miestą. Va, visokie megzti rankų darbo
Ledai, apdarai. Suvenyrų šopuose, kas faina, kad ne iš kiniečių suvežti visokie suvenyrai, tiesiog uždėtas logo Albanija, o realiai ten rankų darbą padaryti visokie faini dalykai. Mes nusipirkom tokius mažus indėlius rankų darbo, spalvotus, labai cute. O, taip, Bukovski. Jep. Yeah, Bukovski bar. Bukovski bar. Žodžiu, pusė restorano nedirba. Nu, realiai dar tik vieną, į kurį atėjom, vienas dirbo, o visur kitur nedirbo, arba visai va žmonių nėra. Pasiėmėm tradicinę sriubą, bet labai rūgšti kažkokią. Keistam. Ką tik pavalgėm labai skaniai. Restorane, kuris vadinasi Korna. Ne, Kodra. Va. Labai skanu buvo. Valgėm ir makaronus, ir sriubas, ir pizzą, viskas žiauriai buvo skanu. Ir netgi pradėjo saulė lyst nebelyje. Biški matosi giedro dangaus. Tai belė kokie kalnai gražūs. Čia kalnai belė kaip nais dabar matosi. Pilis. Nu, žodžiu, man žiauriai patinka šitas miestelis. Tai dabar varysim į Blue Eye regioninį parką pasivaikščiot. Ir tada važiuosim į apartamentus arba gal dar spėsim vieną tašką užsukti, pasižiūrėsim, nes čia labai anksti temsta. Atvykome į Blue Eye. Geras, nesu dar taip mačius. Ne. Čia kaupiasi vanduo, jisai bėga pro čia ir tada išbėga į čia. What? Kaip čia tai padaryti? Nieko nesuprantu. O, ne, kaip taškasi. Einam labai smagiai. Labai didelis vėjas. Greitamsta, tai mes bandom bėgom realiai eiti. O, kokie šuniukai. O, kas gerbiau. Wow. Keistas jausmas. Lemma, labai čia srauni upė eina savo. Baidarėm būtų faina. Nu. Oho, čia labai apsemta. Oh, shit. Gerai, nenueis. Aš irgi, bet kaip gražiai čia atrodo. Oh my god. Kuri dabar žiemos sezoną uždaryta, bet labai graži. Vasarą čia dirba kažkoks restoranas prie pat šito ežeriuko. Galima paplaukioti su laiveliais, žodžiu, ta prasme, čia žiauriai gražu. Vandens skaidrumas, bele koks. Vau, čia būtina grįžti į vasarą. Nežinau, belė, kiek čia gražių vietų toje Albanijoje. Bet žiauriai visur čia patvinę. Oh shit, jo. Belė, kai čia visur patvinę. Negeriausias laikas, žodžiu, čia vizituoti.
Vaikštom čia visur, pasirodo, mes dar net nebuvom pačioj Blue Eye. Tai bandom dar spėti. Čia? Aha. Žodžiu, čia atrodo, kad vanduo eina iš apačios ir tada čia visur bėga, taip per visur. Ir išeina į ežerą. O dabar pasileidom į nuotykį. Labai nusivėlinom į mūsų legendinius apartamentus vakare, nes Kristina gelbėjo šuniuką regioniniam parke prie Blue Eye. Ir užtrukom 2 valandas ilgiau negu planavom. Tai teko per tamsumą važiuoti jau link mūsų apartamentų ir pasirodo apartamentai randasi kalno viršui ir reikia užvažiuoti per belę kokį kelią. Niekas gali būti, kad eisim iš parato akmuo, bet kada gali iššauti. Einam tiesiog link savo apartamentų peškom, nes mašina labai lievas kelias, o mašina per sunki su mumis 4, tai palengvinom ir mašina užėjo iš paskos, mes einam priekį link tokių kalnų. Wow. Oh my god, it's so slippery. Pagaliau po valandos arba 2 pasiekėm savo tašką. Yes. Ir va mūsų apartamentai. Hello. Hello. Čia dušas bus. Yeah. Toilet. 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 Thank you very much. Oh, it's a problem. So we bring him. It's my dream. Nice. So nice. So warm. Crazy. This is for This someone. time, guys, you will not be cold. Yeah. So nice. Crazy. Thank you. Internet is crazy. Tai pasirodo, mūsų apartamentai buvo tiesiog ant kalno viršūnės vienas stovintis senas namas, kuriame gyveno močiutė su dėduku, kuriame visiškai joks internetas negaudė, tik jų turimas Wi-Fi, kur ir tai buvo labai silpnas ryšys. Juokingiausia, kad interneto mes neturėjom, o jų internetas labai prastai veikia ir nėjo jo normaliai naudotis, o dėdukai abu nekalba jokia kita kalba, tik albaniška, tai mes visą laiką tiesiog rankų gestai susikalbėjom, o čia man rodė dėdukas kitus kambarius ir labai didžiavosi savo namu. Wow. Nice. Internet. Okay. Nice house. Okay. Yeah. Nice. See, they have 2 rooms. Oh wow. No bed burn with this? It burns? Žodžiu, su Kristina sugalvojom padaryti staigmeną Bernam ir užsakyti visiškai papigiuškę albanietiškus apartamentus. Tai radom už 20 eurų kambarį ir atvarėm ant kalno viršaus, tiesiog vos užvažiavom, 2 valandas važiavom, kol užvažiavom su Kristinos mašina ir atvažiavom į visiškai tradicinį Albanijos namą. Look. Žiūrėk, čia yra senas lygintuvas. Crazy. Ir čia pilnas stafo yra, kuris yra žoskai senas. Ta prasme, šiandien turėjom Čia tokią šerykla yra. crazy dieną ir dar Gyvuliam. atvarom, nežinau, į belę kokią vietą. Čia šitas dėdė turbūt.
Crazy. Čia galbūt vakarniausim, jie netgi gal vakarienę mums bus padarę. O čia bus mūsų kambarys. Šitas yra šildomas daiktas ir jis prišildo mums visą kambarį. Čia yra pečius. Nu. Ir dar yra šildomas paklodės. Dabar žinai, šitą taip skaniai mėgosim, aš jau matau. Čia dedukas rodė visą savo senovišką įrangą, su kuria maldavo kavą ir gamindavo kavą. Žodžiu, pristatinėjo mums visą savo įrangą. Tai realiai buvo įspūdis toks, lyg mes būtume muziejui, tik tai viskas dar buvo albaniška kalba aiškinama, nes nieko nėjo susikalbėti. Žodžiu. Turėsim tokį tualetą. Dušą. Nu, realiai, man tai čia jausmas grinai kaip kaime pas močiutę, tik čia kažkur Albanijos kalnuose. Prikolas, kad turi pereit per lauką, kad nueitum į tualetą. Tiesiog gini per lauką, kad nueitum į tualetą. Gersim rakį albanietišką. Nona. Cheers. 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 Okay. Brom. Brom. Vin. Jo, Albania gëzua. Italia, brom. Brom. And raki. Verraki. Verraki. Merendó. I think it's how is it called? I forgot. Plum. Yeah. It's good. Yes. Creamy. Creamy. And very sweet. Very, very sweet. Yeah. Try it. Homemade. Try it. Oh, Take this piece and then Yeah, with this one. dude will be smashed. I think. Let's get fucked up. What is this thing? You will feel it like. some Yeah. butterflies. You do. No. Oh, cool. Coffee or raki? Raki. Surprising. I can translate everything for you guys. I understand his sign language. Okay, then. Okay. Can you ask, is it his grandparents to build the house? Oh, I could eat those plums every day. You want mine? Yes. You don't like? It's very sweet. As Iš well. čia ščiopijuoji eigiškivė. At first, I thought we should take it as a shot. Same. Yeah, same. Same. I think we would have passed out in 10 minutes. Potato. Bulba. No? Batate. Bataty. Oh, Wow. Christina like this probably. Looks like ricotta. Nu, kartais taip nusišneku, negaliu patikėti. Bet šiaip į visą 25 eurų kainą įėjo net vakarienę, kurią jie patys pasisiūlė paruošti, tai čia viskas pagaminta iš jų natūralių užaugintų produktų. Ir ta mėsa galimai čia yra šerniena pagauta to deduko, nes jisai medžioja mėsą ir viskas yra iš jų ūkio, tai galimai taip ir yra. Bet belė kiek čia visko priruošė ant mūsų 4, nu tikrai wow, buvo visai tikrai skanu. Po rakį dabar gausime alučio. Kaip maistas? Pasaka. Čia tu darys? Ženk į apačią. Ką? Viršų. Taip. Šalta tau? Jo. Ir tu šildaisi? Labai geras. We will fart so much. Čia gamina maistą. Ant šito daikto, kur tu dabar šildaisi. Tomai rūpinėsi šildymu? Jo. Say something for the vlog. What are you doing? I'm doing a test to see how good I match With Camille. with Camilla. And do you match better than with Gigi? Yes, I match the best with Camilla. Opa! Raki! Na tai mėgojom labai gerai.
Išskyrus tai, kad 6 ryto pradėjo giedoti gaidys prie lango ir pažadino mus visus anksti ryte. Tai, visiškai kaimo vibe. O šiaip pro šitus langus labai pūtė naktį vėjas, tai labai gerai, kad buvo šildomi čiužiniai, nes neleido sušalti. Tada atsikėlus gavom netgi pusryčių, kurių irgi nebuvom užsakę ir prašė, tai tiesiog nemokamai paruošė. O šiaip tai su Kristina galvojom, kad būsim užsakę vieną kambarį ir bus daug žmonių kitų, kurie gyvens šitam ale viešbutį ar apartamentus, bet čia realiai užsakėm mum 4 visą namą ir visą tokią patirtį su vienu deduku ir viena močiute, kuriem priklauso šitas namas. Tai žiauriai faina patirtis, mes sumokėjom tik 25 eurus už naktį, bet palikom daugiau pinigų dėl to, kad jie parašė ir vakarienę, ir pusryčius, ir labai priėmė šiltai ir aprodė visus savo namus. Žodžiu, žiauriai patiko visiems tiem, kas mėgsta nuotykius, labai rekomenduojam šitą vietą. Guys, look at the camera, man. Albanik, tu, propade, не му. Yes. Okay. Okay. Опа. Thank you, Nando. Nando. Thank you, Nando. Nando. Opa. Good life. Bye. Bye, thank you. Ką dabar leidžiamės po nakvynės? Atgal Po naktinio žygio į civilizaciją. į dieninį žygį. Mes persikėlėm kažkur į 1900-osius. Vargšas asiliukas. Just a few. The women, maybe. Kita mūsų stotelė tai terminiai baseinai ir iš nuotraukų atrodė, kad mes būsim tiesiog natūralioj gamtoj, kur bus tiesiog baseinai, natūralūs baseinai, kurie labai yra šilti, bet pasirodo, kad ten vyksta statybos ir dabar ruošiasi vasaros sezonui, tai mes tiesiog tarp statybų laipiojom ir ėjom iki baseinų. Esam prie Springs terminio baseino ir dabar čia vyksta remontas ir visai žmonių nėra, tai mes vieninteliai čia. Čia turėtų būti labai šilti baseinai, kur galima netgi žiemos metu, dabar yra +2 pasimaudyti. Tai ką mes ir darysime dabar. Aš jaučiu šilumą, tai dabar net tiesiog stoviu. Nėra taip šilta. Šilta? Koks 18 laipsnių. Bet reikalas, kad mes vidury statybų tiesiog maudomės. Summer there will be like 100 people. Yep. So, do you prefer And we are 100 alone people here. or do you prefer construction trucks? Construction trucks, for sure. Guys, I'm in a jacuzzi. Šis sniegas, čia Džidži. Jisai mums daro džakuzį. Thank you. Prašom. G. It's gonna be on YouTube, your butt. No. Yep. Cut. Nope. We will put emoji in your butt. No, you put an animation. Čia tiesiog upė teka, o ten statybos vyks. By the bridge. You didn't see, guys. We'll bring you, don't worry. I know it's Under the bridge. but I'm not sure if I'm ready for it. Einam į kitą vietą, tiesiog taip.
Someone. Hello friends, Senala. How are you? It doesn't fold. So she's small. This one with us? You want to put it in your sandwich? Nope. Just keep it. Who's honking like a dick? Are you the guy after us? Nope. Oh no? That guy in the front. Tobias, go back to sleep. Tobias. That's funny. Na ir baigiantis mūsų kelionį teko prie kelio pastovėti apie 30 minučių dėl to, kad nukrito uolos akmuo ir turėjom laukti, kol atvažiuos kažkokia mašina ir tiesiog nukels nuo kelio, nes nėjo pravažiuoti. Žodžiu, mūsų kelionė baigėsi, jau sėdim oro uoste Albanijos, yra antra nakties, laukiam skrydžio į Londoną ir iš Londono po to skrisim į Lietuvą, tai jau nebefilmuosim, nes būsim žiauriai pavargę. Your attention please. Flight from Iran to London, Luton is kindly requested. Thank you. Tai overall labai patiko Albanija, nepasisekė su oru, geriau varyti žiemą, vasarą arba pavasarį arba ankstyvą rudenį, bet žiauriai gal biški gan netvarkinga pati Albanija, keliai ne kažką, daug labai šunų, daug šiukšlių, bet pati gamta žiauriai graži. Tai vien dėl gamtos verta grįžti. Tada labai gražus seni miesteliai kalnuose irgi. Tai žodžiu, tai šiaip labai paliko visai gerą įspūdį. Ne viską spėjom apvažiuoti, buvom tik tai viduryje Albanijos ir pietuose, bet daug ko ir nepamatėm dėl prasto oro. Tai žodžiu, aš tai tikrai norėsiu dar grįžti, kai kažkada bus geresnis sezonas ir daugiau pavažinėt. Bet overall žiauriai nice. Ir dar plus yra nebrangu gan. Tiek maistas, tiek kuras, viskas žymiai pigiau negu įprastai Europos visose šalyse. Kuras ne. Kuras kaip Lietuvoje. Kuras kaip Lietuvoje, bet gal biški pigiau, bet maistas ir visa kita tai gan pigu. Ir dar prikolas, kad dingsta elektra viskas kažkiek laiko, kaip kokioje Afrikoje. Tiesiog sėdi apartamentuose ir tiesiog dingsta elektra. Bet po ten kelių minučių vėl įsijungia. Tai žodžiu, rekomenduojam aplankyti Albaniją. Šiuo metu iš vis nebuvo turistų, tai mes visur vieni patys vaikštinėjom, kas visai nice buvo. Tik tai gal oras geresnis galėjo būti. Bet šiaip žiauriai nice, labai rekomenduojam. Tau patiko? 10 iš 10. Tai va. O dabar viskas jau atsisveikinom, nes laukia kelionė namo. Tai nepamirškite, jeigu patiko, paspausti like, paspausti subscribe, paspausti share ir iki kito karto. Parašyti komentarą.